prie mano 2 fainiausių šios dienos pirkinių. Man čia yra labai liūdna ir žmonių daug nėra ir visą laiką aš klausau čia tų podcastų visokių ir dar norėčiau paprašyti, kad subscribinkit, likinkit, komentuokit ir pasakykit, ką dar norėtume pamatyti, duokit man idėjų, aš galiu jums prikurti video. Kipkime darbus. Norėjau parodyti, labai norėjau parodyti, ką nusipirkau tam skudurinę. Aš nežinau, kaip jūs vadinat, aš nuo mažens vadinu skudurinę, tai gal kažkam keista. Kažkas girdėjau vadina kuistukais, taip cute. Žodžiu, tai parodysiu jums, ką nusipirkau skudurinę. Mano mylimiausi dalykai, kaip įrodžiu, ten galima rasti visiškai visko. Tai žiauriai fainai. Aš nežinau, kad aš turėjau šitą gyslelę savy, kur man patinka ten žiūrinėti, man nepatinka knistis, bet ten kaip parduotuvėje, ten viskas taip gražiai sudėta. Žodžiu, bet kaip ir sakiau, ėjau vaikam pirkti žieminių drabužių, nes šiandien jų nereikia, bet kadangi važiuojam į kalnus, tai norėjau, kad nesušlaptų. Deja, žieminių daug dalykų negavau, bet gavau kelis tokius dalykėlius, kurių mums irgi tikrai prireiks. Tai kelnių mano mergaitai negavau, bet gavau batukus, kurie, yra visiškai nauji. Visiškai nauji, dabar kadangi jau žiema į pabaigą, tai dabar kainavo 5, kaip ir aš visą laiką sakau, australiškais doleriais, dėl to, kad man lengviausia paversti iš jenų į australiškus. Tai būtų $5, bet kadangi dar 50% nuolaida, nes kadangi žieminiai ir jau neaktualu beveik niekam žieminiai, nors vidury žiemos, bet žinot, kaip būna. Tai, žodžiu, nežinau, euras gal šitai tokie cute ir pamatavau būtent jos dydžio. Tai net negaila pirkti, kad ir mes vieną kartą užsidėsim. Aš nesu mėgėja mesti daiktų, bet nesu mėgėja ir pirkti daiktų pilną kainą ir, ir ypač vaikam, ir ypač vienam kartui. Tai va, žodžiu, parodysiu viską, ką nusipirkau šiandieną. Šiandien tokia gera diena buvo, tarsi aš šiaip tai einu tik kaip man kažko reikia tenai, nes žinau, kad aš prisipirksiu nesąmonių. Tai šią savaitę, kaip nuvienojau pirmą kartą nupirkti kelnių savo vyresniam berniukui, tai nusipirkau, nesąmonę, nes man šiaip nereikia man tų tašių, aš turiu viską, batų šiaip reikėtų, bet aš batų tokiose vietose gal nepirkčiau. Tašių gal irgi, nesu aš ten milijonų įpirkus, bet aš neturiu coach tašytės ir galvoju, taip fainai, jo čia dabar trendina. Gal nyčių ir neieškočiau coach parduotuvėjos, nes sakau, nėra man ten, kad aš mirštu dėl jų, bet tarsi pažiūrėkit, kokia cute ir kokia, čia visur oda ir jinai yra žiauriai faina. Ta prasme, tik tai vienas dalykėlis, tai kad čia yra tokia kaip lietaus dėmės, bet lygiai tas pats man atsitiko mano Louis Vuittono naujai tašiai, kuriam nusipirkau Tokijo ir išėjau, Australijai buvau ir kažkaip taip pradėjo lyti iš niekur nieko, aš su vaikais buvau ir nei aš nepagalvojau apie tą tašę, nes pusė jos yra canvas, nežinau tos, čia ta tašė vadinasi Alma Bebe, tokia mažytė ir jinai pusė yra canvas, bet visi šonai yra odiniai, aš kažkaip net nepagalvojau. Tai žodžiu, man visą tašę, tą mėnesio senumo pasidarė lygiai taip pat. Tai aš nelabai čia kreipiu dėmesį, tai čia tiesiog toks wear and tear, manau. Bet, žodžiu, užteks apie šitą tašę, bet labai cute. Mano mergaitė pasiėmė ją ir vaikščiojo aplinkui. Sakau, jeigu aš nešiosiu, tu nešiosi, nes jinai kainavo iš viso 13 eurų. Puiku. Sakau jums su kainom, nes jaučiu įdomu su kainom, ne? Dabar parodysiu vieną dalyką, kurį aš nusipirkau savo, bet čia ne iš antrų rankų, bet nusipirkau savo tokį, nes labai norėjau pasidaryti tokį džinsinį, kaip marškinius, kad galėčiau užsimest bet kada, bet juos biškai papimpinau dėl to, kad aš, mano, žodžiu, svajonė buvo tokius turėti ir man ir savo 2 vaikam. Tai šitą projektą 5 minučių, nusipirkau šitus iš Amazon, priklijavau su lygintuvu, tarsi užtruko man tikrai 5 minutės, bet šiandien pagaliau radau ir 2 marškinius savo vaikam. Tai mano mažai, čia metro ūgio, tai aš labai norėjau jai didesnius, nes dabar aš jai perku 90 cm drabužius, tai čia toksai kaip ir užsimes, tai man atrodo fainai. Tai jau vyras užsakė man vėlgi, čia bus motum, tik tai nežinau,
gal galvoju, kad man reikia visokių tokių daugiau, kad būtų smagiau, ypač vaikam, ten tokių, nežinau, unikornų beleko, bet man atrodo fainai. Tai šitie marškinukai kainavo euriukas. Tad esmė tame, kad aš nežinau, aš pasakoju visiems apie japonus ir kaip jie, šiaip aplamai, kaip jų mašinos yra, nors ir senos, bet kai kurios, bet kokios jos visas prižiūrėtos, tai lygiai tas pats yra ir su drabužiais. Tarsi, ir su drabužiais, ir su tais ten visais brandiniais rankinukais, kur aš rodžiau jums. Viskas yra taip prižiūrėta. Ta prasme, nežinau, jie turi puikų požiūrį į gyvenimą, nes, ta prasme, pas jos viskas yra taip tvarkinga. Ir tokie patys marškinukai panašus, ne tokie patys, aiškiai, nes tokių pačių sunkiai ras, bet man atrodo, šiaip spalvas visai nieko. Iš panašumo. Tai va, ir čia dabar bus irgi tas pats, irgi priklijuosim jam kokių nors dalykėlių, kas jam patiks. Tai va, tai labai džiaugiuosi šitų savo pirkiniu. Ir nupirkau savo berniukui vaikišką Ralph Lauren Polo kepurytę, dėl to, kad jinai nauja ir dėl to, kad su kepurė, jam būtinai yra nešiot kepurę, ypač, nes jo plaukai tokie blandiniški ir jau jam vargšai galvoje yra vienas apgamas, tai mes šit labai parinamės dėl to, bet, žodžiu, tai ir plus mano vyras australas ir jisai visą laiką jį nepriverčia, vaikas dabar atsimena pats, bet kad dėvėti kepurę lauke, dėl to, kad australai bijo saulės, kas yra iš tikrųjų gerai. Tada dar toks vienas trumpai boring dalykėlis, bet savo vaikučiui nupirkau man atrodo, gal ne 2 pusės, sakyčiau, o gal ir ne. Nu, bet žodžiu, faina oranžinė tokia lemenė. Tai va, irgi buvo $3, dabar 50% nuolaidą, tai realiai 7 centų gal kainavo. Aš net netikiu, kad čia taip. Tada dar du vaikam dalykai ir tada prieisime prie mano 2 fainiausių šios dienos pirkinių. Tai pirmiausia, mano mergytė pasiėmė šitą, tai aš ją išskalbsiu, tai galėsiu čia tasyti po namus. Ir kadangi kad negalėjau pamiršti savo vaiko, kuris mokykloje, tai nupirkau jam tokią mašiną. Jinai tokia sunki ir jisai turi tokią vieną iš kalėdų senelio galo. Tai dabar antrą turės tokią pačią dydžio, tai galės žaisti su abiem. Man atrodo, jį labai pradžiugins šiandieną, kaip grįž namo. Tai aš irgi džiaugiuosi. Na, o dabar. Da-da-da-dam. Kava. Kompo dėklas. Kodėl ne? Šiaip, man jis toks cool buvo, tai kaip aš pradėjau rašinėti tenai video, pamačiau jį gulinti. 2 tokius, man atrodo, ar ten gal buvo jos ir jo, nes abudu buvo tokie panašus ir abudu yra Jimmy Choo. Tai, nežinau, labai cool, man vidus oranžinis pirmiausia. Fainai, kad jis yra odinis ir labai fainai, kad toksai raštas. Tai mane labai tas raštas patraukė. Man dabar paskutiniu metu tokie raštai labai patinka. Bet jo, pažiūrim, aš iš tikrųjų net turėjau pasižiūrėti, ar tiks mano kompui, bet mano kompas čia ir liks. Žodžiu, tai labai fainai, nežinau, man tai nerealu tas oranžinis su tuo, nežinau, čia leopardo, ale kažkokie printu. Žiauriai cool, ir už šitą mokėjau jau truputėlį daugiau. Už šitą mokėjau $120, tai yra 90 eurų. Bet Jimmy Choo 90 eurų, nežinau, gal outletą kur nors rast galima. Ir dabar. Juoksitės dėl to, kad aš čia tikrai jau senstu. Ne, bet man visą laiką labai patiko firma Royal Copenhagen. Ir jie daro, aš jau vieną išsiploviau. Jie daro nuostabus porceliano dalykus, tai yra Royal Copenhagen, kaip jau iš pavadinimo galima suprasti, tai yra danų firma. Bet jie net Hollywoodo filmuose, jeigu kokius nors rodo presidential whatever, tai jie gali šitų padukų. Aš viską matau, man vyras sako, pastebi tokius dalykus. Žinai, pro žvitrę akį nieks nepraeina. Tai va, bet pažiūrėkit.
Šiaip šitas padukas, aš jau kaip sakiau prieš tai, gal nesakiau prieš tai. Šitas padukas, vienas padelis, priklausomai nuo dydžio, kainuoja 130 eurų parduotuviai pas juos. Nu, tai labai brangu. Aš galvoju, kad čia yra žiauriai brangu už padelį. Bet ir aš tiek nemokėčiau. Tai šitipam padelėje būtų kainavę 260 eurų. Bet aš juos nusipirkau dėžutėj. Dėžutėj labai, labai gerai, kad dėžutėj dėl to, kad aš juos vešiuosi į Australiją, kur mes planuojame gyventi, kad čia paaiškinu, prie ko čia ta Australija. Tai va, tai aš už juos abudu mokėjau $100. Nu, kas atrodo labai daug, bet $100 yra kiek? 80 eurų? Apie 80 eurų. Tai ar 200 šiam eurų, arba 80 eurų už puikius padukus, kurių aš labai norėjau ir dievinu šiuos. Tai va, tai čia mano jaučiu geriausi trikčiai. Vyras sakys, paraulins sakys atgal ir sakys, nu fain. Jisai tokių arčių dalykų nesupranta, tai aš jam per daug bandau neaiškinti, bet jam patinka, kad man patinka. Tai va, šitas by far the best buy. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai man smagu su kažko pašnekėti. Su savim į kamerą. Ne, bet šiaip man čia yra labai liūdna ir žmonių daug nėra ir visą laiką aš klausau čia tų podcastų visokių ir kiek kalba apie mental health ir kalba apie tai, kad kaip yra svarbu turėti social life. Ir čia ir jisai yra mano visai non-existent, tai jo, bandau kažką susikurti pati, tai aišku turiu savo tą swimwear brandą Les Flash Swim, kuriam dabar reikia pradėti labai dirbti pavasariui, bet bandau susikurti darbo savo pati, kaip sakant, einu sportuoti, žinoma, būnu su vaikais, neturiu jokių padėjėjų, tai mano vaikai kartu, 4-metis mokyklėliai šiandien dar iki 3 valandų, bet, žodžiu, yra daug reikalų, yra ką veikti, yra ką daryti, tik tai tiek, kad tas pats su kuo nueiti kavos ir pašnekėti kartais labai norėtųsi. Tai va, bet neverksiu čia jum į kamerą. Tai tiek, labai smagu, tikiuosi jums patiko pamatyti biškį tokios kasdienybės Japonijoje. Beje, tas restoranas, į kurį ėjom, tai yra, kaip ir sakiau, rėmėjų restoranas ir mes valgome ten už dyką. Tai buvome tik tai vieną kartą nais metais, dabar pirmą kartą šį sezoną atėjom. Brokui nelabai patinka udon, tai jisai neina, bet jie labai smagiai mus sutinka ir tiesiog labai smagu, kad yra bent ne tai, kad mes su jais labai bendraujam, kaip ir sakiau, draugų čia tokių daug neturim, bet smagu, kad kažkur naini pavalgyti ir esi sutinkamas išskėstom rankom. Tai va, tai tiek. Aš einu enjoyint savo kavą su savo gražiam paduke. Na, o jeigu dar norėčiau paprašyti, kad subscribinkit, laikinkit, komentuokit ir pasakykit, ką dar norėtume pamatyti, duokit man idėjų. Aš galiu jums prikurti video. Bučkis, čiau.